Thank you very much. Thank you. Have a good day. Yeah, you too. Bye. Nu ką, panašu, kad atvykau, bet reikia dabar mašiną pasimti, kurią išsinuomojau. Kas iš karto man pasistebėjo, kad automobiliai čia tokie, nu kaip ir pas mūsų Lietuvoj, kur nors mažesniuose miesteliuose. Na, aišku, yra ir didesniuose. Taigi, sakykim, senesni va, Mersiukas, Toyota, Opeliukas. Yra tų senų mašinyčių nemažai čia, žiūriu. Tai aš einu iki to savo, ieškau savo tos, iš kur mašiną pasiimti. Einam, žiūrim, o, pasatuoklis. O, čia Polo berods bus, Audi, X-as. Nu, sakau, tos mašinos čia jaučiasi iš karto. Matosi, kad yra tas parkas senesnis šiek tiek. Tai pasiėmiau automobilį. Aišku, buvo ten niuansų, nes bookingė, kai nuomojausi rezervuot, ten palikti depozitą reikia 600. Parašyta, kad reikia 600 palikti atėjus pasiimti automobilį. Ten atėjus pasiimti automobilio, kadangi papildomą draudimą neėmiau, tai 1500 pasakė, reikia palikti draudimą, tą depozitą. Tai sakė vairuoti atsargiai, nes vietiniai taisyklių čia negerbė. Tai gali būti visko. Tai važiuoju super atsargiai, aišku. Tikrai nenorėčiau 1500 palikti Albanijoje už kažką. Šiaip ne taip atvažiuoju prekybos centrą valgyti kažką, bet čia nieks nedirb dar visiškai. Visur viskas uždaryta. Dabar kiek aš? 9. Niekas čia nedirba. Tai nežinau, valgyti noriu. Dar tikrai nebuvau matęs autobuso. Trigubas. Pažiūrėk. Trigubas. Pas mūsų yra dvigubi, bet čia trigubas. Nu ir ilgis. Einu čia pasivaikščiosiu po tą jų skverą. Pasižiūrėsiu. Kaip įdomu tiesiog. Bet aišku, filmuoti daug negaliu. Telefoną daug negaliu naudoti, nes filmavimui kameros man yra likę 10 minučių kortelės. Telefonas pas manęs irgi baterija senka tiesiog ant akių. Tai eksplorinsiu va tiek, kiek galiu. Jo, prisėdau, kiek čia galima vaikščioti, nes šiaip vaikštau bele kur, lempa visiškai, net nežinau, kur einu. Šiaip ne taip grįžom. Tai ką, įėjus jaučiasi toks kvapelis. Kažkoks čia. Pasižiūrim viską. Kaip čia viskas atrodo. Aha, miegamasis. Kur šviesa čia? Jo, miegamasis. Per langą nieko nesimato. Ok. Settingas. Tai virtuvė. Gerai, kad bent jau šaldytuvą turim ir viryklę. Galėsiu pasigaminti maisto. Tai už šitą vietelę savaitę laiko sumokėjau tiek. Aišku, biškį trūksta švaros, bet nieko, normaliai sais.
reikia eiti parsivaryti mašiną iš prekybos centro parkingo ir persivaryti į kitą parkingą, kur gal tikiuosi bus pigiau, bet žinot ką, čia aš vaikštau ir aš nežinau, kas čia per gėlės, bet blemba, nuo jų kvapas eina toks, kaip per laidotuvės būna, kai ten stovi ir grinai tas toks kvapas laidotuvių. Hello. I want to leave my car for like 1 week. Is this possible? No problem. And I can come. Every day, multiple times. Like come, go, come, go. No problem. How much for 1 week? 1 day. Yeah. 1100. 1100. 11. So 24 hours. It's this, yeah. 1, 2. Yes. Yeah. And I can come, go every day, no problem. Yes. No, it's pay. Yes. With ticket, yeah. Yes. And how do I pay? Like how do I pay for for Only cash for euros and cash, yeah? Yes. For 1 week. yes. And you give me ticket, yeah? No. It's go here. Yeah. It's after it's exit. Yeah. It's pay. Ah, pay. It's But if I want come now, for example, and 2 hours later go out, Yes. and then 2 hours later come back, and 2 hours later go out, but I want to stay 1 week in this garage with my car. It's every time I need to pay? No? I pay for 1 week? no. It pays go here. Yeah. It's 2-3 hours, no problem. 1 day, no problem. It's go, exit, it's pay. After 7 days, exit, pay. Yeah? Okay, I come back, yeah? Thank you. Nu, nesu tikras, ar jisai mane suprato iki galo, ar mes vienas kitą supratom iki galo. Pasaky, no problem, kažkaip, jei važiuoji, pasavelkės išvažiuoji. Nu, žodžiu, kažkaip čia, bet man atrodo, kad čia bus kiekvieną kartą įvažiavus, išvažiavus reikės mokėti, kas bus kosmosas kaina. Atvariau maisto į shoppingą, pasipirkti į namus ir lifte užmačiau, kad yra parašyta sporto salė 5 aukšte, fitness center. Tai varau pažiūrėti 5 aukštą, kas per sporto salę. Aha, man atrodo matau. Man atrodo kažką matau. O, 24/7, nice. Super, sporto klubiukas. Viskas aišku, kur eisim. Prie pat namų čia man yra. Įleido mane pasižvalgyti.
ką galiu pasakyti. Pavargau baisiai jau nuo to miesto triukšmo vaikščiojimo. Dar su to parkingu nežinau čia ką daryti. Visiškai išsekęs esu. Čia kamščiai išvažiuoti dar. Čia vėl nežinai, kiek reikės sumokėti už tą parkingą. Dar pasikamščius turėti telefonas baigės krauti. Tas eismas čia sudėtingas. Nežinau. Pavargau konkrečiai. Bet nežinau ką daryti. Pavargau nevaikiškai. Čia kol sulakščiau viską. Kur čia šiukšlinė, kur čia kas? Neaišku. Žodžiu, apsiprekinau maisto. Tai reikės pažiūrėti, kiek čia sumokėjau už viską. Gal iškrausiu dabar ir tada pasižiūrėsim, ką mes čia turim ir kiek sumokėjau. Nu tai va, datulės, sausi pusryčiai, lašiša 2, duona, pilno grūda, kiek suprantu. Čia picai paklotėlis, nes belia kaip išalkęs esu, tai reikės pasidaryti. Bananai, dešrelis picai, sūris, kiaušinis, pienas, riešutai, makaronai, kaip ir kečupas, pasta, proteininiai jogurtai, dešrelės, tuna, sviestas. Sumokėjom, va, 8618, kas yra eurais, va tiek. Kaip mano, šedevras. Prašau, itališka picytė. Kas skanaus man ir jums, ir visiems. Žiauriai noriu paragauti tos savo itališkos picytės. Nu, paragaujam. Čia mano pagaminta beje. Čia su parduotuvės ingredientais. Nu, kai alkanas, tai gerai. Biškai plain gal, taip. Bet kai alkanas, tikrai gerai. Šilto. Nice. Išėjau vakare pasivaikščioti dar. Bet manau, jau čia šiandien bus viskas. Iš mano pirmos dienos be plano į Albaniją. Tai kaip ir pats pavadinimas sako, išvykau į Albaniją visiškai be plano. Tai tiesiog turėjau keletą kriterijų, kur, kad man atitiktų šalis, kur vykti. Tai vis pirma turėjo būti, tai ieškojau, kad skrydis būtų penktadienį arba šeštadienį. Tai čia šeštadienis iškrito į Albaniją. Ir žiūrėjau, kad iš šaly būtų apsistojimas nebrangus. Tai vat čia irgi apsistojimas nebrangus. Aišku, kad šilta būtų, nu dabar šilta visur Europai. Tai va, tai ir pasirinkau Albaniją visiškai be jokių kažkokių daugiau ieškojimų. Nieko absoliučiai nesiieškojau, absoliučiai. Tiesiog bilietus susisakiau ir butą pasiėmiau. Viskas. Tai va taip. Mašina pastatyta yra ten tam pažyminiam parkinge, kur neaišku, kaip ten įvažiuoti, išvažiuoti ir taip toliau. Tai ką, pasivaikščiusi ir viskas bus. Einu namo ir tiesiog pamačiau parduotuvę, negaliu neužeiti pasižiūrėti. Hello.
Ooh, so much protein. Yeah. Galvoju, gal reikia pasimti kažką, nes man vis tiek baltymų turbūt čia trūks. O gal vėliau pasimsiu, iš čia netoli namų. Thank you.